Siurski, vat per jūsų tas hormonų audras visai pamirštų paklausti, kaip jūs vertinate eismo taisyklių pokyčius. Ką tokius? Eismo taisyklių pokyčius. Aš, žinokit, jokių eismo taisyklių pokyčių nepajutau. Aš jų nepajutau, jau 30 metų aš nieko nepajutau, nuo pat tada, kai man teisės davė gamybinio šito apmokymo kombinate. Nieko nepajutau. Dar klausimų bus? Nu, žiūrėkit, taisyklės keičiasi labai greitai ir balai labai greit keičiasi. Vat, pavyzdžiui, ar žinote, kad jūsų padangos skirtingos, tai technikinė apžiūra iš jūsų gali atimti vat, tiesiai gatvėjai. Ant gatvės. Baigėt klausimą? Nu. Gal pakartokit, gal blogai, Gerai, supratau, atsakau. Kaip čia iš vis 4 vienodos padangos? Ką jūs klėdit? Kaip žmogus gali vienodas padangas, reiškia, jas pirkti reikia vienu metu, koks žmogus gali turėti pinigų visoms 4 padangoms vienu metu, tik jūs čia klėdit. Padangas reikia keisti po vieną. Susidėdėjo padanga, iki tol, kol kordas pradeda matytis ir skierkos pradeda žarėti nuo asfalto ir gali užsidegti variklis. Tada perki naują padangą ir pakeiti tą seną padangą. Argi ne taip? Velniai nematė tų jūsų padangų, o žinote, kad ne tik policija, bet ir muitininkas gali atimti jūsų technikinę, jeigu jūsų mašina pritaikyta vežti kontrabandai. Nu, pavyzdžiui, padidintas kuro bakas. O tai čia jau tokia taisyklė yra, aš atsiprašau, tai čia reiškia yra žmogaus teisių ir namų inžinieringo diskriminacija. Ką, aš labai atsiprašau, aš iš Baltarusijos beržų sultis gal vežioju kokias? Ne, man kad šis praklausimas, gal man benzobakas vietoj užpakalinės sėdynės man užtikrina orų egzistavimą ir orės atostogas Turkijoje per akciją. Nu, va, matot, kiek iš manęs naujienų sužinojot. A kaip jūs vertinat tokį dalyką, kad Lietuvoje įteisinamos mašinos su vairu dešiniai pusė? O tai kaip čia vertinti? Aš visą laiką dešinę pusę ir važinėjau, man kaip prieš 30 metų išdavė teisės, aš taip ir važinėjau dešinę pusę. Kaip čia, ką iš čia klausit? Ne, jūs nesuprantat, nu, ne eismas dešinė pusė, o vairas dešiniai pusė. Nu. Vairas dešiniai pusė, kaip tai, ką čia kalbat, nesuprantu. Kokiai dešiniai pusė vairas dešiniai pusė, kas čia šneka? Susikeičiam vietom. Susikeičiam. Va, dantelėnius jums? Ne, nu, va, susikeičiam vietom, susikeičiam. Susikeičiam vietom. Va, dabar jūs dešiniai pusė. Va. O tai kaip iš čia dabar? Vairas į rankas, va, vairą į rankas, va, paimkit. Nu, ir dabar, va, pavairuotumėt, va. O tai palaukit, o tai būna mašinų, kur vairas kairiai? Šiaip tai visos tokios Lietuvoje. Aš nieko nesuprantu. Aš vienintelę mašiną turiu, Opelę Skonyje. Jau 30 metų turiu, nu, kaip ir mano teisės, man jie bičiulis atvežė iš Birmingamo. Aš galvoju, kitaip ir nebūna. A technikinę jūs turit tai mašinai? Nu tai o kaip be technikinės? Nu tai kaip pirkau, tai ir praėjau ir iki šiol turiu tą technikinę. Kaip jūs be technikinės? 30 metų kaip turiu technikinę. Jūs durnas gal? Važinėt be technikinės.